Šiandien yra pirmadienis ir mokslininkai kalba, kad sausio 3 pirmadienis yra labai nelaiminga diena. Kaip jums diena eina, ar neatsitiko kokių nelaimių? Tikrai ne. Viskas tvarkoj. O tai ką gera? Taip. O ar tikit apskritai tokiam pranašystėm, kad tarkim penktadienis 13, pirmadienis 3 sausio blogas, ar turit tokių prietarų? Tikrai neturim. Gyvenam šią dieną, džiaugiamės, kiekvieną rytą atsibūdę, nusišypsom ir toliau gyvenam. Tiesiog astrologų pranašystės ignoruojat? Neignoruojam, bet netikim ir tiek. Šiandien yra pirmadienis toks pats blogiausias šiais metais, kadangi 3 sausio pirmadienis ir skelbia, kad labai nesėkminga diena, kad blogiausia metuose. Ar jūs tokiam pranašystėm tikite? Šiaip pranašystėm ganėtinai tikiu, pasiduodu tokiem visokiem dalykam. Nors pati suprantu, kad iš tikrųjų galbūt nereikėtų, bet šiaip kažkaip šiandien tai tikrai nepasakyčiau, kad bloga diena. Šiandien kol kas nieko neatsitiko? Ne, kol kas nieko blogo neatsitiko. O sakykit, tarkim, kai būna penktadienis, 13 irgi skelbia, ar atkreipia dėmesį, kad tokias dienas, kurios skelbia, kad blogas, kad kažkas lyg tai blogiau vyktų, ar nelabai? Šiaip susiję dalykus visada labai galima, bet šiaip kartais atkreipiu dėmesį tikrai, kad penktadienis tikrai 13 ne vieną kartą buvo, kad atkreipiu dėmesį. Kad netokia sėkminga diena? Taip buvo pasitaikę. Netikiu, visiškai netikiu. O kodėl? Tai kokia čia dabar? Ko čia tikėti? Sako, kad statistika rodo, kad labai daug žmonių nusižudo 3 sausio pirmadienį. Šiandien kaip tik toks yra. Dievo, aš tokių dalykų. O ar prietaringas esate? Ne. Tai jokiom astrologiniam pranašystėm netikit? Netikiu. O ko tikit? Ko tikiu? Žmona, vaikais. O pavyzdžiui, kaip ir būna pranašauja, kad penktadienis 13 mėnulio užtemimai. Irgi netikiu. Tai žodžiu, astrologam galit pasakyti, kad Netikiu. O šiandien, kadangi vis dėlto prognozuoja, kad bloga diena, o kaip jums diena, ar gerai einasi, ar neatsitiko? Normaliai. Jokių nelaimių nepakliūva? Ne. Net matau geros nuotaikos esate. Visiškai. Oras toks fainas. Diena gražiai. Vos šąla. Labai faina, labai malonu. Įdomu, kokie mokslininkai tokius dalykus nustatinėja, jeigu astrologai tuomet logiška. Ir astrologai tam pritarė, skambinamės. Tai astrologai, ne mokslininkai, man labai puikiai diena, saulė šviečia, puikus oras, šiek tiek šalta, bet tikrai nieko įspūdingo. Kas nieko blogo neatsitiko? Tikrai nieko blogo, priešingai. O ar esat prietaringas, ar tikit tokiais dalykais, kaip tarkim penktadienis 13 diena irgi sako, kad labai nesėkminga, ten pilnatis, ar kažkiek tikit tokiais? Na, nebent siaubo filmą žiūrint pasidaro įdomiau, bet šiaip tai visiškai ne. Visgi protingi žmonės esam, sakyčiau. Tiesiog ignoruojate? Visiškai taip. O nėra taip nutikę, kad būtent penktadienį 13 ar tokį pirmadienį, gal aišku neužfiksavot, bet kažkas blogo ir pagalvojot, o 13 diena? Aišku, yra nutikę, bet tada ir pagalvoju, o 13 diena. Bet tai vien dėl to tą dalyką ir atsimeni, bet kurią kitą dieną tie blogi dalykai lygiai taip pačiai gali nutikti. Man čia sutapimai, kurie žmonės susiję su datom, tiesiog man juokingai atrodo. Iš tikrųjų nelabai seku tokias naujienas, nes nemanau, kad tokios naujienos man aktualios yra, atvirai pasakęs. Tai taip išeina, nesat prietaringas ir ten astrologiniam pranašystėm, kad kažkuri diena blogesnė, geresnė, nelabai kreipia dėmesį? Ne, nepasakyčiau, žinokit. Galbūt tai gali būti kažkokie sutapimai, kad ta diena sutampa su kažkokiu nelaimingu įvykiu, ar tiesiog kažkas nepasisekė, bet aš tikrai to nesureikšminu. O tarkim būna mėnulio pilnatis, nereaguojat, prasčiau nemiegat, tokie visiškai... Aš ne, bet mano pacientai turbūt reaguoja, nes ateina paniurę ir nervuoti. Būtent per pilnatį ir tokiam dienom 13? Gal labiau pilnatis, bet sakau, vėlgi, galbūt sutapimas, bet, aš sakau, to nesureikšminu. Aš labiau žiūriu iš mokslinės pusės, kaip sakant. Bet mokslininkai, dabar tiksliai pavardės nepasakysiu, bet Didžiosios Britanijos mokslininkas kažkoks rimtas nustatė, kad 3 pirmųjų metų pirmadienį labai daug nusižudžiusių, taip rekordiškai daug. Gal yra kažkokia tendencija? Gal ir yra, bet aš tiesiog, kiek aš esu stebėjęs ir skaitęs tų visų, kaip sakant, tyrimų ir analizų atliktų, tai greičiausiai yra kitas priežastis, o ne astrologinės ar kažkokios tai kosminės, kaip sakant. Ir girdėjote, kad mokslininkai, astrologai kalba, kad šitas pirmadienis bus blogiausia metų diena, dėl to, kad girdėjot. Ir ką manot apie tai? Na, saulė šviečia, kaimynas sakė, kad graži diena, manau, nepasiteisins. O jums nieko dar blogo neatsitiko? Dar ne, viskas tvarkoja, kol kas nieko blogo. Matau, šypsotės, tai turbūt gera diena, astrologai nelabai pataikė, bent jau jūsų atžvilgiu. Statistika ne visada pasiteisina, kaip sakant. O ar vis dėlto tikite tokiam pranašystėm, kad, sako, penktadienis 13 bloga diena, čia pirmadienis sausio, ar tikit? Realiai, ne. Netikiu, aš toks mokslo žmogus. Ignoruojate? Taip.